Tai serialas yra, scenarijus pirktas yra pati istorija. Šitas serialas jau yra išverstas į 50 šalių ir dabar mes adaptuojam jį Lietuvai. Iš tikrųjų yra įdomus, yra daug intrigos, yra humoro, kas man patinka, yra ašarų, yra detektyvo, yra kriminalo, jame visko yra. Ir dabar bandome tą išlaikyti. Čia scenarijų rašo Vytaras Radzevičius ir Laisvė Radzevičienė ir buvo, tiksliau, yra tokia scena, kuri parašyta, kad merginos, kurios turi savo firmą, atidaro, joms reikia receptų, šokolado receptų. Ir vienas iš personažų prisimena, kad jos močiutė Kupišky dirbo šokolado parduotuvėje, kurią turėjo žydas, toks Finkelis. Ir jis prieš karą, kai atėjo vokiečiai, užkasė knygą receptų. Ir jis gyveno būtent Kupišky. Kodėl Kupišky? Todėl, kad Vytaro Radzevičiaus tėvas iš čia kilęs. Ir vat, sugalvojom, kad čia gali būti. Jis taip sugalvojo, kad Kupišky, mums tas miestas tiko ir va taip mes atsidūrėm Kupišky. Kupišky po kol kas vat net viena serija. Čia bus daug scenų, visa kaip jie ieškos tos vietos, kur yra užkasta ta receptų knyga, kaip ras naktį kas, nes tai viešoje vietoje užkasta, nenorės dieną afišuotis ir va dabar filmuosime kaip tik sceną, kur naktį slaptai jie atras tą dėžutę su knyga. Filmavome motelį, Janta, tada vaikščiojom sinagogos gatve. Mums labai patiko tie seni namukai, kurie išlikę dar tokie autentiški, mums reikėjo tos autentikos. Ir dabar va šitoj vietoje. Kodėl būtent šitą vietą, kuo jinai tokia geresnė? Mums ir tiko, kad pagal scenarijų ji ateina tarp tų namų, ji bando prisiminti močiutę savo, tą parduotuvę, kurią turėjo tas žydukas Finkelis. Ir jinai tarp tų senovinių namų bando atskirti. Ir mums reikėjo, kad šalia būtų senas namas ir kitoj pusėje lik ir vieša vieta, parkas. Tai vat Kupišky va čia radom tokią vietą, kuri mums tinka pagal scenarijų. Va, padidinkit fanarą, padidinkit. Gerai, Minu, pasakyk, tu moki švilpti? Kaip sa? Ne, nešvilp daugiau. Bet tu gerai. Jo, atsistos, pasižiūrės į duobę, tada viens į kitą ir kasam. Su kastuvu padėk įsmėk iš priekio. Šak! Gerai. Trauk ranką. Va, gerai.